Labą dieną. Jau įsivėliau klyjus. O jei kaip kreivai. Šiandien buvo planas toliau tęsti vaikų lovas, bet atsirado vienas reikaliukas. Reikia padaryti vadinamą Montessori bokštelį Samsonų, nes jis žiauriai visur lipa, kartais krenta. Nufilmuoju, kokia yra darbų pradžia. Štai mano priemonės. Žinoma pagalba. Brėžinys. Važiuojam. Štai toks produktas gavosi. Visai šiaip neblogai, tik tai aš nieko nelakavau. Surinkau, nušveičiau ir nieko nėra padengta, tai toks labai ir murzinas ir įgeria lengvai, bet šiaip gavosi visai neblogai. Gal kažkada ir prieisiu nulakuoti jį. Nebuvo kada lakuot, reikėjo naudoti. Žinoma. Dabar vėl rubrika, grįžtam į šiuos laikus. Tai dabar iš tikrųjų nieko nefilmuoju, dabartinių laikų nieko nefilmuoju visiškai. Noriu greičiau pavyti tą laiką dabartinį, kad būtų viskas einamuoju laiku, gal ir įdomiau. Ir man paprasčiau montuoti, nes ten tos video montuoti, kur prieš 2 mėnesius buvo, tai nieko neįpamenu, sudėtinga toksai. Labas, Lijuška, va atėjo man pupsė. Adomas prašė daugiau katinėlių kontento, tai iš tikrųjų liūdna žinia, nebeturim audrūnės. Tai iš tikrųjų buvo taip liūdna. Ir nežinom tiksliai, kas nutiko, radom ją pievoj, tokia visa susisukusią. Taip lyg būtų kritus ar kažkur bėgus, taip labai keista, ar iš medžio iškrito, ar nežinau, mašinoje patrenkė ir tada numetė taip biškį toliau. Nes net netoli nuo kelio iš tikrųjų, bet ir po medžiais. Tai labiausiai tikėtina, kad iškrito iš medžio. Nes jos tokios lipikės dar buvo prastos, o tokio streso buvo daug joms tom dienom. Tai nežinau, kažkaip tai labai liūdna. Liūdna, kad Lyja liko viena, tokia iš tikrųjų buvo pasimetus ilgą laiką. Tai va, ir dar buvau truputį pafilmavęs jau, tai štai kontentas apie kačiukus ir paskutiniai audrūnės kadrai.
ką čia veikia? Audronė, ką čia veikia? Tu irgi nori pasifilmuoti. Nuo kalno. Nuo kalno galėtų važiuoti? Taip, ir gali nuo akmenuko nuvažiuoti, gali nuo va tokio akmens nuvažiuoti. Oho. Ką čia Audrūnė veikia? Oi, nepervažiuoja gatelės. Labą dieną, gal pavežti? O. Nu va, taip tam panašu ir galėjo būti. Tiesiog aukštas medis yra klevas. Toliau už šakų tokių plačių neigulėjom po tom šakom. Jokių žaizdų nieko nebuvo, tai tikrai ne kažkas žvėris. Nu kurgi tu ten varai? Dar viena. Dabar baisu, atrodo, kad tai iš medžio iškristi nieko baisaus. Bet aukštis čia jau toks nemažas. Nu va, atlikau gelbėjimo operaciją. Bet tai kai gražumas yra ryto, dabar esu pas vaikus štabe. Paukščiai čiulba, tokia ramybė, saulė kyla. Šiaip tokia tyla, girdžiu upę, paukščius ir lyja miauksint. Ko tu nori, pupsė, daviau tau ėst? Per mažai tau buvo. Per mažai. Šiaip miela katytė, smagi tokia. Gerai, kad Snygis dabar kompaniją palaiko. Tai va, ir tai gera, va taip čia pabūt. Neteinu čia kažkaip dažnai, bet norisi, aišku, vasarą tie rytai bus ir šiltesni, ir labai greit jau pasivysiu tą dabartinį laiką. Galvojau, kad ištrint tiesiog visus tos video, ką buvau nufilmavęs, bet kažkaip tai buvo gaila. Tai galvoju, sumontuosiu, pavysiu dabartį ir aišku, dabar, pavyzdžiui, norisi man kelti, galvoju, reikti po vieną kartą per savaitę, stabiliu laiku. Galvoju, ketvirtadieniais 6:30 būtų pats laikas. Ir, bet šį kartą nepadariau, nespėjau. Iš tikrųjų, labai buvo intensyvi savaitė, važiavau dirbti į tolimiausią vos ne Lietuvos kraštą man. Tada buvo man mokymai 2 dienas, tada dar visokių reikalų, kur tu taip nepailsi, neturi kada prisėsti, tai vat ir vėl išeis ne ketvirtadienį. Tu pasakyk įdomu iš tikrųjų, koks laikas dienoje, koks laikas savaitėje yra vat toks, atrodo, fainiausias video įkelimui, tiesiog kad įkelt. Aišku, galima jį pažiūrėti ir vėliau, bet šiaip vat toksai... Galvoju turėti laiką savaitėje, kada įsikels. Galvoju apie ketvirtadienio vakarą, bet man įdomi tavo nuomonė, tai gali parašyti. Pasikeitė truputį orelis. Galvojau, kad antis nebededa kiaušinių. O šiandien, atidarydamas vištas, užmačiau, jo deda tiesiog va čia slepia, net po šituo yra parėdėjęs. 1, 2, 3, 4, 5. Čia kažkaip keisdamas vandenį net netkreipiau dėmesio. Pam. Čia jau vanduo yra ant praėjimo. Ir jinai sau čia ramiai tus kiaušinius deda. Orelis tai va toks. 7 kiaušinukai. Kai toks oras. Mes su vaikais sakom, kad žiema dar vis kovoja su pavasariu, tai šiandien tikra kova. Ir pagaliau
vaikų lovų projektas startuoja. Kompo pakrovėjas yra. Ieškau kuo tiesesnių ilgoms. Tai, pavyzdžiui, va tokia. Visai neblogai atrodo. Dabar daug pjaustysiu. Ir paskui reiks pradėti surinkinėti. Batai gyvena paskutinės dienelės. Nu, bet sniegas tirpsta. Gal tokių aukštų aulų ir nebereiks. Šiek tiek detalių supjauta. Dar ne visos, bet reikia pradėti surinkinėti, kad pradėtų jų mažėti. Tada susipjausiu likusias. Trūksta dar iš tikrųjų tokių tiesių detalių, tai reikia šiek tiek nusipirkti, bet nedaug. Tai dabar šiek tiek pašlifuoju detalės ir pradėsiu surinkinėti. Ačiū, Daino. Nu, sniegas jau tirpsta, šiandien dar sninga stipriai, bet dabar drėgmė pareina, kuri dar šaltesnė turbūt. Tai žodžiu, darysiu taip. Turiu 10 tokių vat kaiščių. Čia jau visai gražiai sueina. Tai dabar visus kampus reikia taip apeiti. Ir dar ką darysiu, suleisiu gilesnius šituos kaiščius per visą, kad ne tik ant klijų ir varžtų laikytųsi, bet dar būtų ir šitie, nes šita dalis turi visai nemažai atlaikyti apkrovos. Ir dabar einu per visus kampus. Blogumas tame, kad sienos kampas, į kurį eis čia kabinsis šita vieta ant sienos, bus viena atrama į žemę. Tai tas kampas, kambario nėra 9 laipsnių, yra kokie 93, truputį išsiskečia, tai kraštuose bus erdvės. Tai strižainė iš tikrųjų čia dėl čiužinys dėsis, kadangi į šitą vietą tai turėtų būti kaip ir tikslu. Bet vėl negaliu aš išlaužti labai skersai palei sienas, tai ten jau vietoj žiūrėsiu kaip gausis. Nuvažiavom su vaikais į muzikos mokyklą, grįžau, jau viskas sudžiuvo, galima bus apipjauti šitą gabalą, klijuosiu iš tikrųjų kitą dar. Šiek tiek buvo reikalų. Čia yra, kadangi čia yra statybinė mediena, tai čia yra vat 41. Čia yra 44. Tai čia taip negražiai susijungia, svarbu vidinį aš dariau kampą, kad būtų normaliai. O čia jau sužaisim. Taip, truputį sukibo, bet čia viskas ok. Op. Taip, dabar reikia apsivalyti nuo klijų pertekliaus. Mintis yra išvalyti tvorelę. Čia į šitą apatinę eis čiužinys, o čia bus tokia kaip ir tvorelė. Gal biškiai aukštoka šiaip žiūriu. Nu, žodžiu, vat,
Tuoj nulėks man viskas. Nu ir dar čia po 2 pum. Ir reikia dabar padaryti, kad nei čia nesimatytų jokių tvirtinimų. Tai kišiu kaiščius, čik. Tai ko aš jau norėjau, gavosi tikrai stiprus rėmukai. Nu tokie jie nesiklaipo, nes jeigu, tarkim, ten sukabinėti ant kampų ar su varžtais, varžtas neturi tiek storio, nu nebent labai storas, bet jisai čia irgi tada jau viską išdrasko, medis su medžiu. Ir aš kai kur tikrai leidau, nu, 20 cm kokių. Nu, žodžiu, tiek, kai kur yra įvaryta, į abi pusės, ir duoda to stabilumo kampams, kad jie nesiklaipytų. Tai dabar yra šiek tiek apšveista, apdaryta ir gražiai viskas susileido. Čia dar buvo vietomis varžtais šiek tiek suspausta, nes nenorėjau laukti dar ekstra klijų sudžiūvimo, tai varžtų dadėjau, čia vėl reiks užtaisyti. Ir štai tokie gavosi šitie. Dar šiaip, kas būtų gudriau, matai, kryptis netitinka. Dar gudriau būtų buvę tą kryptį išlaikyti, bet kažkaip nepagalvojau. Tai čia užpakliuosiu, užsidažysiu ir visiškai nieko nesimatys. Tai. Ok, pripjaunam. Čia dabar užsidėjau tokį atramėlę, kad visi ruošinukai būtų vienodo dydžio. Visada yra paprasčiau pasidaryti atramą ir susipjauti visus idealiai vienodo ilgio ir žymiai greičiau, kai reikia daugiau detalių.
Na va, išsitestavau vieną būdą. Atrodo visai veikia, bus įmanoma padaryti neblogai ir visai tiksliai. Tai dabar galiu ir tą parodyti. Šitie va laikosi jau gan tvirtai. Šitam truputį reikia paramstymo, kad stovėtų tiesiau negu kreivai. O šitas laukia pastatymo. Taip, tai man reikės įlos, truputėlį nulūžęs galiukas, bet nieko. Lipnios juostos. Čia esu pasižymėjęs vietą, kurioje turi atsistoti pagaliuks, kaip aš darau dabar. Dedu lipnią juostą, čia yra lipnioji pusė prie mano pirštų, dedu atvirkščiai. Ir dabar aš ją kiaurai matau, kur yra linijos, bet dedu ant kraštelio, kad man būtų lengviau ir pasižymiu kažkur vienas ir skersai 2. Tiek užteks. Jau įsivėliau klijus. Ir tada šitą daikčiuką dedu taip, kaip jisai turėtų jau stovėti. Op. Prispaudžiu ir užsiklijuoju. Ir užsiklijuoju. Ir automatiškai turiu 2 taškus. Cak, cak. Cik, cik. Turiu taškus, kur man reikia gręžti. Ir imu 10 grąžtą. Šitie grąžtai labai gerai ima, kol nepagauni varžto kokio nors. O žinoma, tenais gręždamas ir su varžtais šiek tiek ir kiaurai pagavau tų varžtų, labai prastai gręžia. Bet, ką tik pagalvojau, man nereikia šitiek gylio, užsidėsiu trumpesnį, man bus lengviau pagauti. Nes sunkumas dabar man yra išgręžti ne kažkaip kreivai, o kuo tiesiau. Ir šita kryptim, ir šita kryptim. Ir čia, ir čia. Ir čia, ir čia. Tai kuo trumpesnis grąžtas, to lengviau, nes nebedarau tiek gylio, ten 9 cm pagaliukus kišu šičia. Tai jeigu turėčiau staklikės gręžimo, man būtų paprasčiau, bet ir tai pavyks padaryti. Reiktų kažkokio vaikiško, kas manęs nei su tuo nepavyko. Ką tu nori padaryti? Nei šitas balus prilijo pasiimt vandenį. Žiūrėk, aš tam tokį galiu. Tai prasigręžiu čia skylutes. Ir neina pasitikrinti, ar tiesiai išgręžiai, galvoju, čia įsikišiu. Pradžiui ten įkišau pagaliukus, tai po pasitikrinimui, paskui nebegalėjau ištraukti iš jų. O jie kaip kreivai. Nu va. Įvarom klijų, pumpurum. Nu, pasviręs biškį. O, atsitiesinu. Paskui viršų dedant bus galima šiek tiek atitiesint. Bet kaip aš tą dalį uždėsiu, aš dar neįsivaizduoju. Ir šiandien dar laukia, turbūt šiandien, vienas darbas, tiesiog, kurio labai nelaukiu. Žinau, kad tas darbas atsiras tada, kai pradės tirpt sniegas. Ir labai nenoriu to darbo. Bet reikia kuo greičiau jį padaryti. Yra antys ir vištos. Reikia išvalyti jų šitą autobusą. Visą žiemą nevaliau, užšalę ten viskas buvo. Dabar atitirpo. Reikia jau ten kvies sparnuotojų teisių gynėjus. O
šiandienos darbas yra keli dalykai, kurie man labai nepatinka atėjus pavasariui. 3 dalykai visų. Tai, kad baigėsi tokia gera žiema, kad vištų gardą reikia išvalyti, nes ten nevalytas ilgą laiką. Ir 3 dalykas, kad snygį dabar reikia spraust kasdieną vėl, nes kai buvo šalta, jisai nieko neišsipurvindavo, grįždavo švarus namo. Dabar jis vėl eiskas ir ten, žodžiu. Čia turim tokią situaciją, reikia viską iškuopti. Ir vištos vėl žydės. Kvapelis tai čia geras. Reikia pasikabinti tokį mašiną ant veidrodėlio. Šuduką vištą. Na kągi, projektas beveik baigtas. Vėl spindi švara, kvepia šienu, jokio mėšlo kvapo. Kviečiam gyventojas į vidų. Užeikit, užeikit, užeikit. Kaip jums nauji jūsų namai? Iškart kiaušio dėt varo. Matai, raumenų atmintis sako, kad nebuvo tokio vartelio. Šita labai pareiginga višta. Iškart kiaušiuką padėti reikia. Na kągi. Grįžtam prie lovos rėmo. Viskas čia yra šauniai sustingę. Važiuojam. Ant kiek būtų paprasčiau nudažyti, jeigu aš pūščiau, jeigu turėčiau kur pūsti, jeigu turėčiau vietą, kur galėčiau truputėlį mažiau turėti dulkių ir šiaip, kad viskas neapsipūstų dažais. Tai, bet nieko, apsidažiau barzdą, visą šiaip apsidažiau ir rezultatas visai neblogas. Kaip ir sakiau, kad noriu padaryti gražiau, negu Monika kažkada sakė, kad praeitą kartą buvo vaikų kambarį padaręs. Tai iš tikrųjų, kodėl ten buvo negražu. Tai pavyzdžiui, šitas kampas yra sujungtas 5 laipsnių kampu ir viskas čia apdirbta. Ten buvo vienas tiesiai, kitas į šičia. Ir tada tas vienas galas toksai, jis labai išsimuša iš vaizdo. Tai dabar nėra dar į galą paruošta šita lova, trūksta kopėtėlių keletos detalių, bet varau pasikabinsiu šitą į vietą, tam, kad atsirastų man daugiau vietos dirbtuvėse ir tada judėsim toliau. Pravesi mane? Taip, o jau imsis spaustuvus. Mano padėjėjau.
šimtą metų nuo... Žiūrėk, Naudojamas. čia Samsonas pernešė kamerą. Nežinau, turbūt. Nu, aš nežinau. Jos paskelbė Kaip susiplėšė. jis susiplėšė? Tiesiog lipo į medį, užkibo, aš ją nukabinau. Kažkaip labai įdomiai dingo keli video, ten vat Samsonas nunešė kamerą, aš berods filmavau, kaip montavau tą lovą, bet jisai taip sukoregavo, kad nežinau, kur tie video yra. Čia neaišku, ne dėl jo greičiausiai, aš perkeliant kažkaip tai praradau juos, bet labai ilgai ir neieškojau. Galvojau, pasipasakosiu ir taip. Labai noriu pasakyti ačiū visiems, kurie palaikinat, pasubscribinat, parašot komentarą. Pasako draugų, žiūrėk, šitokie yra, gali pasižiūrėti, ką jie veikia, ką jie gamina. Tiems, kurie prisideda, tai yra labiausiai ačiū, kažkaip tai labai smagu, kad yra žmonių, kurie prisideda reguliariai. Tai iš tikrųjų labai taip pagyvina tą dalyką man pačiam ir smagu, kad kažkam įdomu. Ir tam, kam įdomu, jisai nori prisidėti prie tokio judėjimo, nes jis iš tikrųjų visiškai nepalengvina mūsų kasdienybės. Tas būtent filmavimas, montavimas ir viskas. Tai smagu, kad žmonės supranta ir palaiko mus visais būdais. Tai ačiū labai. Pasidariau tokį dalykėlį. Šabloną. Dėsiu jį ant reikalingos detalės kopėtėlėms, kad tiksliau pavyktų šitos išsipjauti, nes, aišku, vienos nepataikiau, nusislinko truputėlį. Man reikia čia tokių įgilinimų ant kopėtėlių, tai aš prisitvirtinsiu, nes ant faneros daug lengviau užgręžti negu ant minkštesnės medienos, daug lengviau nueina į šoną. Tai bam, prisitvirtinu, čik čik ir pasidarau gilinimus. Pasidariau kauliuką, reikia išsimest, ką dabar reiks eiti daryti. Dirbt. Pasirinkimo tai daug nebuvo. Kartais atrodo labai kreipiu dėmesį į kažkokias detalės. Pavyzdžiui, į šitos, kas čia tokie, į šitas šaškutės. Ir norisi kažkaip tai gražiai. Bet šita lova jau nebus laikinas dalykas, nes pas mus tokių reta. Norisi padaryti jau gražiai. Išdirbtai iki galo. Nors, pavyzdžiui, va čia. Štai čia yra tiesiog iškritus šaka, aš niekaip jos neužtaisinėjau. Tai man natūralūs dalykai, kurie va yra šakos, kažkokie tai medienos rėviai ir dar kažkas tai. Jie man atrodo gražus, bet jeigu, tarkim, toks daiktas kaip varžtas žmogaus įsuktas, nu tikrai negerai atrodo balduose, kai jie matosi. Tai jau artėju prie finišo pirmosios vaikų lovos ir greit pamatysim rezultatą. Dar vieną. Op. Šitą pasim pagaliuką, pasidėk, kad įkaltum į gylį. Nes tai gerai. Labai gerai, dabar ta kita. Kopačios suklijuotos. Vietom apsisnargliavo, išpūtė šiek tiek klijus. Kai kur net per šakų tarpelius. Čia jau irgi viskas gražiai.
Sudėjau irgi kaiščius tam, kad varžtus, jeigu susuktum varžtą, išsivaikšto. Čia jie tripskai drambliai viską. Varžtą išsivaikšto. Čia kaištukai šitie užkliuoti niekada neturėtų išsivaikščiot. Ir negirgždėt. Taip ir yra. Nieks negirgžda, kai suklijuota. Viskas beveik baigta, bet ir taip belė kiek medžiagos prie filmuota, bus sunku montuoti. Papasakosiu kitą kartą plačiau, kaip viskas gavosi. O dabar... Bye bye.